param param pam param pam. Pam param param pam param pam. Pam param param pam param pam. Pam param param pam. Pam param param pam param pam. Pam param param pam param pam. Pam param param pam param pam. Pam param param pam. Sveikučiai, po beveik 2 mėnesių ir vėl aš čia. Tai jeigu praeitą kartą buvau graži su makiažu ir pasiruošusi šventę, tai šiandien esu visiškai namų sąlygom. Taip kaip stovėjau, taip kaip namuose atrodžiau, taip ir pasirodau. Tai nepraėjo lygiai 2 mėnesiai, nes šiandien yra Liepos 25, bet pagalvojau, kad puikia proga. Nes buvo vėl savaitgalis, šiandien šeštadienis ir mes neturėjom būti namie, turėjome būti išvykę kaip ir kiekvieną savaitgalį, nes pas mane tikrai yra kažkokia, nežinau, įsitikinimas, gal aš čia, nežinau, žodžiu, kažkokį aš turiu tokį vidinį, kad vasaros savaitgalį mes negalim leisti namuose, nes mes gyvenam bute. Man atrodo, kad ta vasara yra tokia trumpa, kad privaloma būti išvažiavus ar į gamtą, ar į kaimą, ar prie jūros, ar kažkur, privaloma, kažkur gal ir, pavyzdžiui, vieną savaitgalį nebuvo tos geros oras, važiavome į Kauną tiesiog, man būtina, bet ketvirtadienį vakare dukrai pakilo temperatūra ir iki šiol neserga, tad visus savo planus atšaukėm ir likom savaitgalį namie. Ir jeigu liktume, kaip sakant, be planų namie, tai aš turbūt išprotėčiau tą savaitgalį, visus čia pastatyčiau ant kojų ir vis tiek kažką sugalvočiau į mišką nuvažiuoti. O čia yra dabar tokia situacija, kad dukra, tiesiog susirgo, tai aš neturiu tos vidinės, žodžiu, to vidinio savo dabar polėkio čia būtinai pabėgti, lėkti kažkur. Tai susitvarkėm namus, taip jau rimtai, nepaprastai. Dabar visi pavalgiam ir galvojau, reikia pasiminėti, bet galvoju, puikia proga, nes jau kitą savaitgalį aš tikiu, kad dukra bus įsveikus ir, žodžiu, mūsų nebus. Nuo pajūrio iki vidurio Lietuvos, iki Aukštaitijos viršaus prie pasienio, žodžiu, laukia tiek reikalų atsigriebti už šitą savaitgalį, kuris yra nuostabiai šiltas, saulėtas, bet, toks yra gyvenimas. Vaikai susirga, nebūtinai vaikai, gali ir suaugę susirgti, tai nieko nepadarysi. Tai aš širdį rami, būdama nors ir namuose, slaugau tą vaiką, tai pagalvojau pati geriausia proga, nes jeigu ne dabar, tai tikėtina, kad rugsėjai. Tai išnaudokime, prasmingai išnaudokime šitą laiką namie, tai pavyzdžiui, jums padaryti video. Tai iškart pasakau, kad jis nebus kažkoks baisiai ilgas, arba kad jūs čia pamatysit baisiai kažkokių daug naujienų, daug padaryti darbų. Tai taip nebus. Siuvinėjau 4 darbus, vis nei vieną nepradėjau, tai reiškia, jūs visus esate matę anksčiau ir vieną nepabaigiau. Vienam jau žiauriai nedaug trūksta, bet vis tiek nepabaigiau. Tai daugiau bus apie progresus. Tai čia yra visas birželis ir Liepa. Tai buvau šiek tiek, atsinat, pasakau, kad buvau šiek tiek apleidus siuvinėjimą, tai aš vasarą taip nesijaučiu. Aš siuvinėju, aišku, nesiuvinėju tiek, kiek siuvinėčiau kokį nors vasarį arba lapkritį, nes, kaip ir minėjau, jeigu geras oras, tai mes kažką veikiam. Net ir darbo dieną, jeigu 30 šilumos, tai mes prie ežero važiuojam. Tai, aš vertinu adekvačiai, kad aš dabar jaučiuosi siuvinėjanti, atsižvelgiant į tai, kad tai yra vasara. Aš nebeturiu to jausmo, kad nenoriu siuvinėti. Jeigu aš turiu laiko, jeigu mes liekam namuose arba kažkoks vakaras apsiniaukas ar kažkas, tai aš pasiemu tą siuvinį ir, žodžiu, grįžau į Vėžes, nepaisant to, kad kiekis tai nėra daug, bet tai yra vasara. Ir aš dar net čia vasarą net netostogavau, tai kai prasidės pagaliau mano tos atostogos, tai iš vis planas, kad čia mūsų namuose nebus. Tai va, tai susivedžiau Book of Days, pas mane vadinasi kitaip, A Stitcher's Diary, turiu kitokią versiją, tai susivedžiau ir gegužę, nes mes praeitą kartą kalbėjome apie balandį ir gegužę, sakiau, kad aš labai mažai siuvinėjau, tai aš buvau nesusivedus ir nežinau skaičių, tai va dabar galim šiek tiek grįžti, tai va balandis man buvo tas krizinis, kai uždariau Sol galeriją, tai padariau 3970, beveik 4000, bet man krizė neprasidėjo nuo Liepos vidurio, tai iki iki balandžio. Tai balandžio pusė buvo, dar ta geroji ir paskui jau man ten nutiko dalykai.
o gegužė buvo visai nesiuvinėjimo, tai buvo per visą gegužę aš siuvinėjau 2300. O siuvinėjau dienų 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. Tai va, tai aš jums kai kalbėjau, kad buvo ne kažką, tai va ir buvo ne kažką. Čia gali atrodyti jums daugiau dienų, bet aš tiesiog nusprendžiau rašytis čia dabar ir gyvenimo įvykius, ne tik susijusius su siuvinėjimu. Tai pavyzdžiui, yra diena pirma komunija. Tai jinai yra užpildyta, bet tenais kryželių nėra. Tai va, o dabar apie tai, ką mes kalbėsime, tai jau šiek tiek gerėja situacija. Jau turim birželį 3657, tai pusiau mažiau negu mano standartas. Nes mano standartas šaltuoju sezonu yra 8000, aš 8000 va tada nesu viršius, tai 7-8000. Tai va, tai beveik yra 4, 3,5, tai pusė, bet vėlgi tai yra vasara, tai aš pilnai vertinu, kad gana gerai pavaryti ir taip. O Liepą aš susivedžiau viską iki šiandienos, tai yra jau dabar apie 3000, o mes dar turim savaitę, tai gal dar namie šiandien, dar namie rytoj, tai manau, kad gal visai čia yra gerai, gausis 4000 gal ir surinksiu. Tai va, tai per birželį ir Liepą judinau 4 darbus ir toks įdomus, kaip čia, turbūt gal ir nesutapimas, tiesiog kaip tendencija, va šitas žodis turbūt labiau tiktų, tendencija, kad visi mano siuvinėjami darbai yra gyvūnai, vienokie ar kitokie. Mano gražuolis jau vėl kažką pro langą pamatė, urzgė, tai nepykit. Taip, visi gyvūnai. Tai nežinau, ar aš esu gyvūnų siuvinėta gal, bet žinokit, turiu ir pirkinukų, tai ten irgi gyvūnai, tai turbūt, kad esu gyvūnų siuvinėta. Ok, tai pradėsim nuo mažiausio ir mažiausiai, kur yra likę. Meduzėlė. Palaukit, pasiruošim greitai ir planšetę. Sekundė. Techniniai nesklandumai. Palaukit. Aš turėčiau statistiką tiesiog po ranką. Taip, tai dabar meduzos yra 70%. Šiaip keista, kad tiek mažai, nes jinai praktiškai baigta. Tai tadam, laukit, va, gražuolė, tai matot, visi kryžiukai pabaigti, palaukit, neimsiu tą magnetuką, pabėgau, va, visi kryželiai pabaigti ir jau padaryta tikrai nemažai karoliukų, tai realiai liko pabaigti karoliukus, kurių liko čia pati, palaukit, pati viršūnė ir va čia pati pačia, iš tikrųjų jau einu į pabaigą su karoliukais ir tada liks biesas. Tai šiaip man keista, kad liko dar tiek daug, nes čia yra daug darbo. Ir aš, kai jas pirkau ir kai džiaugiausi, galvoju, eigi čia greitai, kas čia yra, va tokį va darbuką pajudint, bet iš tikrųjų tai, yra tos krapštalynės. Čia yra ir metalikas, tai, matas, palaukit. Va, tikrai matosi metalikas, va čia va ta pačioj. Va, žypsi. Tai daug, ir su karoliukas čia daug tų reikalų yra, ir mažiukai, ir didukai tie karoliukai, ir petitai, ir normalūs, ir dar perlai. Tai aš galvoju, tai jeigu aš tikėjausi visus per vasarą išsivinėti, kai aš prisipirkus, tai be šansų. Tai čia tikrai nėra vieno vakaro darbas, netgi ne vienos dienos. Tai jeigu ten kryželį, tai tikrai labai greitėjasi, bet su tais karoliukais, tai blogą žodį pasakyčiau, bet nesakysiu. Iš paraidės, ką aš galvoju apie tos karoliukus. Tai va, labai nedaug liko, tai tuoj netgi galim pažiūrėti, kiek man čia liko. Taip, tai čia skaičiuoju viską, ir karoliukus, ir kryželius, ir bies, ir taip toliau, tai 816 padarius esu, o reikia 1100, tai liko apie 300. Bet nežinau, kas čia galėtų, čia gal šita konkrečiai programėlė skaičiuoja biesą kažkaip labai stipriai, nes pavyzdžiui, čia aš su Fantastitch siuvinėju šią, nes, įsikelioninį, dėl to per telefoną, per planšetę, kad aš bet kur galėčiau prisijungti, nes Fantastitch tą turi automatinį perėjimą per visus įrenginius. O, pavyzdžiui, paskui pakalbėsime apie kitą darbą, kurį aš siuvinėju per Pattern. Kaip jis vadinasi? Dieve, pagrindinė mano programa, su kuria siuvinėju, nesimenu. Paradise. Tai va, aš siuvinėju per Paradise, ten
Nu, tai praktiškai neskaičiuoju biesų. Aš ten visą dieną praleidau prie biesų ir man paskaičiavo 40 kryžiukų, nors tai gal 3 valandas biesinau. Tai va tenais tai visiškai neskaičiuoju biesų, atrodo, kad ten jiem nesiskaito kaip darbas biesas, tai čia gal atvirkščiai yra. Nes čia realiai liko karoliukų gal 100, nu ir ten biesų nėra baisiai daug. Tai manau, kad tiesiog ta programa Fantastič nelabai tam biesui, tiksliau labai daug skiria dėmesio biesui, lyginant su Paradise. Taip, toliau, antras darbas yra, tai va, žodžiu, kur kalbėjau, kad visi mano darbai yra gyvūnai, tai va, buvo pirmas medūza, gyvūnas, kad ir vandens, bet vis tiek gyvūnas. Antras, kurį judinau, bet labai nedaug, man atrodo, kad nedaug, reikia pažiūrėti, yra popai. Tiesiog, kodėl man atrodo, kad nedaug, nes šiaip to progreso nėra baisiai daug, bet tai pasižiūrėsim irgi čia statistiką. Aš birželį daug siuvinėjau, bet nesiuvinėjau liepą. Liepą tik tai vieną kartą siuvinėjau. Tai žodžiu, birželį, tai žinokit, daug padariau. Netgi tiksliai pasakysim. 1200, tai ką aš čia sakau, kad nedaug jo. Tai aš birželį daug siuvinėjau, 1200 padariau, o liepą siuvinėjau tik tai vieną kartą 96 kryželius. Dėl to man taip ir atrodė, kad aš daug nesiuvinėjau, bet iš tikrųjų buvo mano birželį daug siuvinėtas. Tai tuoj parodysim, ką čia turim. Štai, mano gražuliukas. Palaukit. Taip, tai labai paprasta. Aš jums rodžiau praeitam video, buvo tik tai va šitas va visas tinklelis, o viskas, kas yra viduje, yra išsiuvinėta per birželio mėnesį. Ką siuvinėjau liepą, tai siuvinėjau va šitus 2. O visa kita yra birželio darbas. Tai va. Tai jisai mano buvo birželio pradžioj, kai dar, žodžiu, aš šitą visą laiką žiūrėjau futbolą, tai man šitą vasarą tiesiog su FIFA asocijuojasi. Tai vat birželio pirmus tuos, dar kai buvo ten tie atkrentamieji, dar ne visokie finalai, pusfinaliai ir panašiai, dar nebuvo tiek daug įstraukimo, tai aš vat birželį judinau su futbolu. Liepą jau man ten pasidarė per daug įdomu, kad aš galėčiau siuvinėti. Tai jau Liepą jis ir buvo nugulęs. Tai vat vieną kartą ten gal netokios įdomios rungtynės tai buvau pasiėmus, o šiaip tai va. O turim 46%, tai sakyčiau visai neblogai, beveik pusę. Taip, tuoj pasakysiu iš kiek. Jo, tai šis yra čia 5400 grubiai apvalinus, o padaryta 2500. Tai kiek čia mums liko? Nu, liko daugiau negu pusę. Daugiau negu 2500. Na, bet taip ir atrodo, nes va, pasižiūrėkit pagal. Matosi, kur esam, tai va taip ir vizualiai atrodo, kad apie pusę liko. Gal šiek tiek daugiau negu pusė, tai taip ir yra. 6%. Tai va. Antras darbas irgi gyvūnai, povai. Šiaip labai fainas. Mes turėjom šį savaitgalį važiuoti į kaimą, tai vat aš planavau jį pasimti ten gerai pavaryti per šitą savaitgalį. Gavos kaip gavos, namuose aš jo nesiuvinėjau. Man nepatogu, ar jis irgi yra Fantastič, dėl to aš jį galiu iš telefono siuvinėti, tai man va tokiuose visokiuose kaimukuose man jis žiauriai cool ir patogu. Soriukas nepavyko. Taip, dabar parodysiu patį labiausiai siuvinėti šitos 2 mėnesius darbas, buvo mano visiškai pagrindinis ir čia man net nekyla klausimų, jeigu praeitam galvojau siuvinėjau, gal birželį siuvinėjau, gal Liepą ne, tai su šito darbu tai tikrai siuvinėjau daug. Liepą tai buvo mano vienintelis praktiškai siuvinėtas, nesakau, tą semplinį pajudinau vieną kartą, medūzą ėmiau tik jeigu kokiam keliesiu. Ir dabar vieną darbą, kitą, 4, kurį dar vėliau pamatysit, pasiėmiau gal prieš 3 dienas tik tai siuvinėti. Tai vat visą laiką, visą Liepą siuvinėjau tik šitą konkretų darbą. Gal žinot kokį, atspėsit, jeigu matėte ten kokį penktadienio klubą. Peržengite ribas su geriausiu iki šiol mūsų. Reklama įsijungė, norint jums pasidalinti. Tuoj sekundę, išjungiam garsą. Norėjau atsidaryti planšetę, reklamą įsijungė. Žodžiu, vien techniniai nesklandumai. Trumpas video, o tiek nesklandumų. Gerai, viskas pasirašiau. Tai aš visą šitą Liepą, visą laiką siuvinėjau liūtus. Ir man tikrai puikiai sekėsi. Štai, mano tikslas iš tikrųjų buvo padaryti pilnai
liūtą. Va, puikiai telpa. Padaryti liūtą. Ir aš taip užsibrėžiau tą liūtą išsiuvinėti, kad man, pasisekė, kaip kitaip nepavadinsi. Tai aš per birželį jo padariau 2023 kryžiukus. O per Liepą, čia iki Liepos 20 siuvinėjau, tai va, 5 dienas jau nesiuvinėjo, tai per nepilnas netgi 3 savaitės Liepos padariau 1900. Tai iš viso, va, per nepilną Liepą ir birželį prie jo buvo 4000 kryželių. Tai, kad aš vienam darbe 4000 kryželių padaryčiau per 1,5 mėnesio, tai čia reikia sugebėti, reikia labai būti pasinešus, bet man taip ir buvo, aš nežinau, man su liūtu kažkas yra. Tai žodžiu, visą laiką dirbau prie jo. Tai praeitam video, kai jūs jį matėt, buvo va čia šiek tiek mėlynos ir buvo šito žolytės. Aš žolytės, va šitą va pirmą dalį žolyčių užbaigiau ir viskas. Ir realiai nuo čia viskas yra padaryta nuo praeito video. Tai visas liūtas, liūtienės kojų pradžia, tada šitas žolynas ir šitas visas vanduo. Tai sakyčiau, kad wow, vyva. O kryželiais, ne kryželiais, o procentais tai yra 50%,8. Tai sakyčiau, žiauriai gerai, daugiau negu pusę, kad aš taip aš įsiuniau nuo gegužės. Jo, tai aš jau nuo gegužės esu padarius 5300 kryželių. Tai sakau, čia jau man kažkas užėjo, kad aš taip varyčiau. Tai va, trečias pradėtukas irgi gyvūnai. Liutukas. Tai čia nėra dar biesa, šiek tiek padaryta, jeigu matot, bet labai neminimaliai, jo yra daug. Bet aš jį darysiu, kai aplinkui padarysiu viską, tada, nes negaliu kraštinių biesų daryti, tai dėl to nedarau. Tai va, tai iš tikrųjų, aš jau jį šiek tiek ir lankelį turbūt leisiu žemyn, bent jau va šitą tarpą, nes čia va biesą žoliai esu padarius, tai bent jau va tiek tai tikrai nuleisiu ir kilsime viršų. Bet iš tikrųjų, tai, kur tas viršelis? Jau antra pusė bus paprastesnė, nes pilnais, aišku, visa liūtė ir žolynai ir vanduo, bet, pavyzdžiui, va čia, visa šita dalis, tai čia jau yra pusiniai. Tai bus daug paprasčiau. Tai va, žiauriai džiaugiuosi. Aš taip norėčiau jį pabaigti per vasarą. Šiaip neįmanoma, kad aš padarysiu virš 5300 kryželių per mėnesį, to labiau, kad mes turėsim ir kelionę ne vieną, tai aš jo net neimsiu kaip kelionę, nes tą planšetę reiktų imti ir taip toliau. Tai, realiai tikro siuvinėjimo, kiek aš jam galiu skirti laiko, yra 2 savaitės. Tai be šansų, bet jis man vis tiek bus šios vasaros darbas. Tai va, ir kažkaip sustojau jo, kaip man, tai ašgi taip ilgai neužsibūnu prie darbo. Ko dirbo? 2000 per mėnesį ir 3 mėnesius iš eilės, tai jau viršiau visus savo gyvenimo lūkesčius, tai paėmiau kitą darbą. Tai 4. darbas, 4. gyvūnas. Pasiėmiau papūgas. Tai nedaug pajudėjo, nesakau, aš jau pasakau, kad čia buvo kažkoks keistas, tai Paradise yra skaičiavimas, kad į biesą praktiškai neskaičiuoja. Tai aš jau kaip praeitą kartuočiau, aš buvau kryželius padarius papūgų, bet aš buvau nepadarius bieso. Ir nežinau, kiek čia matysis jums, bet čia bieso daug. Ir čia visur, ir sparnuose, ir taip toliau. Tai žiauriai daug biesų ir aš 2 dienas biesinau ir man paskaičiuodavo, kad 40 suskaičiavo kaip kryželių, o kitą kur 70. Tai žodžiu, nesuprantu, kaip biesas neegzistuoja šitai programėlei. Tai va. Ir kai pabaigiau visą papūgų biesą, tada padariau va šitą žalią plotelę. Tai va šiom dienom, šiandien vakar siuvinėjau konkrečiai va šitą žalią ir man jau daros nepatogu, jau aukštai, nes jau didelis lankelis, tai aš galvoju, reikia, iš tikrųjų čia irgi buvo priežastis, kodėl galvoju nufilmuoti, nes aš paslėpsiu tas papūgas, iki čia kažkur nes čia dar biesą reikia padaryti, bent jau iki čia slėpsiu ir darysiu viršų, nes man tiek ir beliko, va, pažiūrėkit, man realiai liko viršus, tik žolynai, nes jau papūgas pabaigtos, tik žolynai ir aš jo turiu 79,95, tai praktiškai 80%,
liko 20%, o kryželiais liko 2300 kryželių ir 352 bėso, tai ten bėso, tai belenkiek, nes čia sakau, čia dažnai skaičiuota bėso. Tai va, tai, na, tikėtina, kad nebus tų pabaigtų vasaros pabaigos, nors iš tikrųjų atrodo, nu tai jau daug visur jau perėjo, va čia 80%, medūza 70%, tada, o kiti du po 50%, bet, nu, nebent medūza pabaigs. Bet šiuo metu, žinokit, nenoriu nieko kito, kažkas nutikė, kad nenoriu aš naujų pradėtukų, nenoriu ir kitų savo pradėtų darbų, va šitie 4 darbai yra mano toks fainas, optimalus dabar nusiuvinėjimas. Man tiesiog aš noriu pasiemu liūtą, noriu pasiemu papūgą, jeigu važiuoju pasiemu medūzą arba povus, tai man už tais 4 darbais man yra gerai dabar. Tai aš nieko nenoriu keisti šiam momentui, tai net jeigu ir medūzą pabaigčiau, paimčiau kitą iš tos pačios serijos, o jeigu pabaigčiau papūgas irgi turbūt tada povus kokius siuvinėčiau ar atvirkščiai, tai man dabar yra gerai. Šitie 4 darbai, jie turi savo, žodžiu, pas mane tam tikrą logiką, tai veikia. Tai va, tai savęs kažkaip neverčiu, nieko naujo pradėti nenoriu. Noriu kažkaip jos užsibaigti, tai vat man keista. Tai per vasarą tai turbūt nepavyks, bet gal per kokį rugsėjį, nu bent jau 2 kokius iš jų pabaigti. Tai va, kažkaip kitaip, vat man susišviečia. Kartais aš noriu 1 000 000 darbų, kartais aš darau tik po 1000 į mėnesį ir vidu ir tai jau kartais vos iškapsiu tą 1000, o dabar noriu net šitos. Nors šiaip tai tam tikros matosi tendencijos, na žiūrėkit, ryškus spalvota, čia biški mažiau, bet irgi ryškus spalvota, tai kažkaip ir visur baltas sevas, šiaip jau. Čia tik tai, kad blizgus baltas sevas. Sakau, kažkaip, va taip, va, viskas panašiai ir mane labai tai tenkina. Tai va, prieš einant kalbėti apie schemas, dar turiu 2 pirkinukus. Vienas pirkinukas ir abu yra iš Vintedo. Tai vienas iš jų yra štai toks gražuolis, petitas. Jis man tiks prie to erelio skrendančio ore. Tai toks, kaip bus. Duptikas šiaip aš ir nelabai buvau mačius, bet kaip man patiko, aš pamačiau Vintedą ir nusipirkau, nes man labai patiko. Tai va, labai fainas gražuolis. Ir kitas iš Vintedo pirkinys, Žanlien, tai toksai sampleriukas. Irgi labai man patiko, labai fainas. Čia yra jau ir audinys ir siūlai yra. Ir schema reikės paieškoti arba persirengti. Tai dar to nedariau, bet, žodžiu, man labai patiko. Tuo metu tai nusipirkau Google padėti, bet kaip sakau, dabar nieko nenoriu pradėti. Tai va, birželį išleidau vieną schemą. Ir ją galėsit laimėti, o paskui dar išrinksim laimėtojus. Tik aš dar nepasiruošus šitų vardų, visą kitą, tai čia dar pasijungsiu, bet dabar noriu parodyti. Birželį išleidau štai šitą ugnies mandalą, Fire mandala vadinasi. Tai jeigu norit jos, tai rašykit ugnies mandalą. O dabar primenu, kad galėjote laimėti štai šitą kalnų ir štai šitą gėlių schemas. Tai duokit man minutę pasiruošti, aš susiruošiu ir išrinksim laimėtojus. Na ką, pasirašiau, grįžau ir tada apsidairiau ir pasirodo, kad aš jau neparodžiau savo nunerto darbo. Tai aš jį nunėriau pačioj birželio pradžioje, dėl to ir neatsiminiau. Ir iš tikrųjų buvau reelsą įdėjus netgi, kaip išsiuniau, ir tuo metu buvo labai gražus. Tai jeigu aš atsiminsiu, aš įdėsiu ir šitą video. Dabar jau jis yra pagyvenęs beveik 2 mėnesius, tai jau naudojamas 2 mėnesius intensyviai, tai jau biškutį pasikeitęs tas vizualas, bet štai aš jums pasakau, kad aš norėjau padaryti savo šuniui žaislų dėklą, kuris būtų ant žemės ir tokio aukščio, kad jis galėtų išsimti savo žaislus. Tai štai, tai aš įnėriau pačiom pirmom birželio dienom, po kelis, vakarė po pusvalanduką, po 20 minučių ir štai tokį nunėriau gražuolį, aišku, jisai kreivas šleivas, visoks koks, bet jisai atlieka savo funkciją, taip kaip aš norėjau, netgi sakyčiau papuošiu namus, nes jisai ten tokiam kamputyje. Pagaliau namuose nesimėto šunžaislai ir man jisai toks, interjero detalė.
Tai ką supratau, kad, žiauriai lengva yra nerti, lengva gal net, kaip pasakyti, labai greitą, gal va taip, labai greitai gauni rezultatą. Nes aš čia sakau, gal 3 vakarus nepersistengdavau, tas man neprisėsdama ilgai, po kokį pusvalanduką, nėriau ir viskas. Aišku, kad tai yra pirmas darbas, daug kliurkų, va, žiūrėkit kaip auga. Teoriškai gal reikėtų po kiekvieną liniją užbaigti ir padėti iš naujo, bet aš ją augindavau viršų. Tai jo, suprantu, kad čia dar toli iki adekvataus gražaus darbo, bet aš gavau rezultatą, kokį aš norėjau, aš nusinėriau dėklą, kurio norėjau. Tai gal atsimenat praeitam video rodžiau, kad aš nusipirkau tų siūlų, kur gavau bus mažai. Tai turbūt kokio 20-dalio jų nesunaudau, tai nežinau, ką darysiu su likusiam virvėm. Žodžiu, rezultatas yra, aš labai džiaugiuosi. Jau 2 mėnesius jis atlieka savo funkciją. Dabar nieko nerti kaip ir neplanuoju. Nesakau, aš labai norėjau šito. Dar norėčiau vieno tokio dėžutės virtuviai susidėti mūsų visų vitaminams. Nes mes žiauriai pamirštam gerti vitaminus ir aš galvoju, jeigu stovėtų dėžutė gražioj ant stalo, tai gal mes dažniau atkreiptume dėmesį ir išgertume. Tai va, nebent šitą, bet šiuo metu nejaučiu tokio noro, kad imti ir nert. Bet aš išmokau, netgi apsinėriu, va, matot, visą medinuką, žodžiu, daug pirmų kartų buvo, bet sakau, aš labai laiminga, labai patenkinta, o čia gal gražesnė pusė, va taip, labai laiminga ir patenkinta ir džiaugiuosi savo rezultatą. Taip, tai dabar turim 2 lėkštės, čia yra gėlės, nes su gėlėm lėkštutė, o čia yra kalnai, nes nesu gėlėm. Tai gėlių norėjo 7 žmonės. Nuo gėlių ir pradėkim. Traukiam. Katytė laimi gėles. Ir dabar kalnai. 4 žmonės norėjo. Kalnus gauna Inga C. 8, 5, 4, 1. Tai štai, o jeigu norit kalnų, tai rašykit, ne kalnų, jeigu norit ugninės mandalos, tai rašykit ugnies mandalą. O šiaip bendrai tai laukiu bet kokių komentarų, nebūtinai apie ugnį, tai ką galvoti apie mano progresus ir apie mano šiokį tokį pasikeitimą, lyginant su to, kaip aš siunėdavau anksčiau. Taip pat labai įdomu būtų išgirsti, kurį iš tų darbų norėtumėt matyti išsiuvinėtą per kitą video. Ir turbūt tiek. Dar čia pas mus vis dar yra tie patys remontai ir dabar esu tokiam etape, kad visi seno siuvinių dėžės jau dabar yra ten, žodžiu, užslėptas, bet aš jau nusipirkau komodą, tokią didelę labai 1,80 m, bet nėra aukšta, kur mano tikslas yra laikyti savo visus siuvinius po remonto. Tai man reikės traukti iš tų dėžių, kurias aš dabar laikau, ir krautis į tą komodą. Tai vad gali būti, kai jau ateis tas laikas ir jau, nemanau, kad anksčiau negu po mėnesio, bet galbūt rudenį, kai jau man bus, žodžiu, tas kambarys įrengtas ir jau pastatyta komoda ir aš jau turėsiu persikraustyti iš dėžių į komodą. Manau, kad galbūt padarysim turto video, parodysiu, ką turiu, kiek turiu, kokias priemonės ir kaip aš planuoju jas laikyti. Nes visą gyvenimą laikiau dėžėse ir dabar nebeliks dėžių. Tai va, tai reikės sugalvoti kažkokią logišką susidėjimą ir tuo pačiu viską peržiūrėti, nes tiesiog man reikės ištraukti, pati jaučiu nustepsiu, kiek visko turiu. Tai va, viskas. Geros jums likusios vasaros, nes tikėtina, kad susitiksim rugsėjį. Pailsėkit, gero oro, gerų atostogų, jeigu tokių turėsite, gero laiko su kryžiukais ir susitiksim rugsėjį. Param param pam param pam pam param param pam param pam pam param param pam param pam